Sveikinamės iš Bordiukso, senamiesčio, atvykom apsižvalgyti. Visas susisukus. Nes čia šalta lyja. Vėsu, 16 laipsnių, bent jau iš tikrųjų pranašau, kad šis nebus saulės, tai džiaugiamės, kad yra šiek tiek saulės. Einu apžiūrėti katedros, dar keletą tokių turistinių pastatų. Galbūt kažkur prisėsim pavalgyti, o gal ir ne, bus matyti. Ir šiaip tai jau senai tokio busy miesto jautėm. Didelis turistekas, daug visokių ir vargšų, ir išmaldos prašančių, ir pardavinėjančių viską. Tai dabar šitiek atitrūkom nuo to jau centro. Didelis trafikas, kamščiai, kaip ir priklauso normaliam didesniam miestui. Ilgai netrukus priėjom pagrindinę katedrą Bordiukso. Čia yra tramvajaus stotelė. Visi laukia žmonės, mums reiktų pereiti kitą pusę. Vaikštinėjom labai didelis vėjas, atsisuku žiūriu, Evelinas nėra. Žiūriu, bėga mergaitė jau kažkur. Tai ką, skribelaitė jau? Visi gaudėm kolektyviai. Nu va, katedros entransas, įėjimas. Nedidelė. Kaip Prancūzijai, tai sakyčiau mažytė labai katedrėlė. Nu čia tai visada labai gražios. Prancūziškos bažnytėlės. Kokie vargonai. Su katedra tiek, einame dabar link operos rūmų, irgi toks įspūdingas pastatas, kurį čia vienas iš 5 lankomųjų objektų. Šis Bordiukse labai rekomenduoju visiems atvaryti, tai šiaip čia toks vienos dienos sustojimas galėtų būti keliaujantiems aplink Prancūziją, ką tikrai labai rekomenduojam visiems negalvoti, nes tik Paryžius tai nėra visa Prancūzija, o čia aplinkiniai miesteliai tai yra labai įdomus. Bordiukse yra 5 lankytiniai objektai. Pirmoje vietoje yra vyno muziejus, pasaulio vyno muziejus, tas didysis, tai rytoj mes jį keliausim. O šiandien prasivaikščiosime aplink centrą, kuris nėra didelis. Keliasdešimt minučių nuo vieno iki kito objekto. Tai pereidinėjom pro miesto centrą. Evelina yra batų paieškose dabar. Prašau, mergaitė, va. Užėjo vieną parduotuvę, jau batukus turi gražius. Užeiname į senąją galeriją. Galerija tai kaip ir Milane. Drabužių toks turgelis, tik tai fancy. Restoranėliai. Pasižiūrėsim, daug kas užsidarė panašu. Stiek gal vakaras. Priėjome dar vieną lankytiną objektą. Šiaip nuotraukos atrodys įspūdingesnis, didesnis, bet šiaip fainai. Va tokia va operos ir baleto teatras. Gražiai iš tai. Visai nedidelis. Čia videlis, net nuotraukų gal geriau matosi. Toj video geriau matosi. Bendra aikštė, arkliukai, Intercontinental viešbutis. Didelis tinklas, tramvajus jau atvažiuoja. Fontaniukas prieki. Sėdam prancūziškam restorane, įvertintas 4,8 iš 5 ir taip tuos vertinimus padarė 2300 žmonių. Turėtų būti turbūt neblogai. Kainos normalės, už rib eye steiką 25 eurai, už antienos kepsnis 24. Ragaujam, atnešė mūsų patiekalus, labai neblogą
Neblogas steikas, neribajus, blogai išvertė. Evelinos su šitaki grybais antieną. Sakėm, filmuosim, kai jau biškį pavalgysim, kad bent jau būtų tas. Reikia apie ką pakalbėti. O tai ten vis, nu jau atrodo skaniai, po to šūdas. 5. Ir tai žiūrėsim, koks vertinimas bus užbaigus. Ką čia bulvyčių, labai nedidelė porcija. Tai dėl kainos gal ir brangoka tada, bet skanu, tai kaip atitinka. Išėjome iš restorano. Kaip vadinasi restoranas? French House. French House. Va, Bordiuksai. Vilnos vertinimas yra 8, buvo šiaip 9, bet kadangi labai aptarnavimas buvo lėtas šį kartą, tai šį kartą nepasisekė. Žmogeliukų šiek tiek gal sumažėja, parduotuvėlės susidaro. Priėjom jau vis arčiau upės, matysime tą pagrindinį tiltą, kurį čia reikia apžiūrėti. Gražiai aikštė. Matosi Ukrainos vėliava. Tai tikrai prancūzai smarkiai solidarizavėsi. Čia judesys visa gatvė. O čia jau dar vienas lankytinas objektas, o tokia va graži viduramžių laikų pilaitė. Tai tiek čia tos pilies, iš tikrųjų čia tokie varteliai, žmonės praeina kiaurai. Ir viskas. Daug laiko praleidus va, taip pietuose, kur nėra tos žalumos, tai yra tas jausmas. Važiuoju atvykus va, jau į Prancūziją ir važiuojant šiaurės Ispaniją, kiek daug to žalios ir kaip jinai gerai teigiamai veikia. Vis tiek mes įpratę, užaugę kaimuose, tai norisi tų medelių žalių. Vakarėlis. Ir paskutinis Bordiukso lankytinas objektas – didysis varpas su laikrodžiu, kaip Briuselį kokiam. Grįžom namo jau, buvom apsipirkti, reikėjo nusipirkti skalbimo priemonių, biškį išnaudojom visus. Ir mums šeimininkas Airbnb atnešė va pusryčių. Visą maišą. Visokių čia sausainių, obuolių, apelsinų ir sulčių. Vakarykščių pusryčių suvalgėm, aš vieną tokį paragavau. Nieko gero, toks sodos gaminys. Bet vis neša, tai suprantu, kad jau kelionės pabaigoje turėsim 4 maišus kokius šitų sausainių. Vešim visiems lauktuvių. Epizodą neišleisim, kol negrįšim į lietą, išdalinsim, tada visi bus pamiršę.